Adomas, kurį netrukus pamatysite, žmogus orkestras, groja smuikų, fortepijonų, klarnetų, kuria muziką, žaidžia tenisą, plaukioja, lanksto origami ir taip toliau. Aš dar vardinu, jūs žiūrėkit. I'ma be on the next level. I'ma be rocking over that bass treble. I'ma be chilling with my mother crew. I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be up in that A-list flicks, doing one-handed flips, and I'ma be sipping, don't trip, 'cause I'ma be shaking my hips. You gon' be licking your lips. I'ma be taking them. Now we shake it, shake it, shake it, shake it. Now we shake it, 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 shake it. Wow. Kągi, nors Adomas turėjo tam tikrų techninių nesklandumų, bet surinko 30 publikos patinka. Ir dabar viskas priklausys nuo žiauriausios komisijos. Algi. Aš norėčiau, kad pirmasis vertintų tavo pasirodymo žmogus, kuris Lietuvos dailės teatro ir muzikos akademijoje dėsto būtent tai, ką tu darėjai, Eglė. Na jo, su stiklainiais, ne visai šitokiais instrumentais dariau, bet su stiklainiais, kai labai užpykstu ant vyro, tai daužau tada į žemę. Va, taigi, Adomai. Buvo įdomu. Vien todėl, kad kitaip negu visi kiti. Tie žaisliukai įdomus. Vėlgi, patiko, nepatiko, patiko, nepatiko. Ne. Nepatinka. Yra toks terminas taisyklėse. Taip, Vitalijus, prašom. Iš tikrųjų, aš pasakysiu teisybę, tavo pasirodymą tokį aš gyvai mačiau pirmą kartą. Vat savo akimis, kad pamatyčiau, tai buvo pirmą kartą. O kad pradžioje buvo paprasčiau, tai labai teisingai, turi eiti į viršų. Ir antrą minutę, nors ir, kad ir buvo klaidų, jeigu įvyksta klaidos, reiškia, tai nėra taip paprasta, kaip atrodo iš šono. Reiškia, tai yra iš tikrųjų sudėtinga. O dar sunkiau yra nepasimesti ir pabaigą padaryti tikrai nuostabią. Ir aš, tą, ką aš mačiau, man patinka. Vienas patinka, vienas ne. Ką pasakyti, Nerijus Juška? Gaila, kad mano vaikystėje nebuvo tokių žaislų, būtų įdomu. Labai atsiprašau, paklaus, kaip jie vadinasi. Kaip jie vadinasi? Diabolai. Paprieštarausiu komisijai. Pirmoji minutėje aš pastebėjau, tarp kitko, labai gražių dalykų, kaip galima pavadinti triukais, kaip pagal ACDC muziką tu ten kažkaip tai šonų sukai tą vieną ir man labai patiko. Ir aš norėčiau labai palaikyti rankoje ir pamėginti pačiam, ar tai labai sudėtinga. Ir paskui pasakysiu savo nuomonę. Štai iki pirmosios klaidos. Vos nesužeidęs Vitalijaus Sololo, Nerijus Juška pasiduoda ir sėdi savo vietą, supratęs, kad tai yra sunku. Aš net nežinau, ką reikia daryti. Ir jeigu dabar parodysi vieną savo triuką, kokį moki geriausiai, va tokį, kad visus pritrenkti žiūrovus. Chebra, palaikom!
Štai jums ir triukas. Aš supratau, kad 2 minučių tau šlovės yra maža, tau reikia 4-5 minučių pilnam pasirodymui. Kad įsivažiuot. Tu esi šaunuolis, sakau, taip, patinka. Ar aš galiu pasitaisyti tą blogoj? Galiu. Dabar ir man patiko. Ar tai reiškia, Eglė, kad jūs keičiat savo? Taip, aš keičiu. Man patinka. Eglei patinka. Nerijui patinka, Vitalijui patinka. Aš norėjau sakyti, kad man nepatinka, bet po to, kai tu turi būti dėkingas Nerijui, būtent dėl jo tu gauni visus 4 patinka šį vakarą. Sveikinu, Adomai, 4 patinka iš komisijos, 30 patinka iš publikos ir susirinkti žaislus ir marš pas Irūną.